Antraktas. Valstybinio jaunimo teatro tinklalaidė. Labadiena, mieli laidos Antraktas klausytojai. Teatro sales va taip staiga užgriuvo vasarą, o mes irgi kažkaip susitikome pasikalbėti gal kiek, sakyčiau, lyrišką temą. Kalbėsimės apie jaunystę. Tikriausiai sakysit, kad pagal teatro pavadinimą šitą temą sugalvojom, bet aš pasakysiu ir šiek tiek daugiau priežasčių. Kalbėsimės apie jaunystę ne tik kaip apie kokį nors žūtbūtinai romantizuotą gyvenimo laikotarpį, nebūtinai čia vien asmeniniais prisiminimais dalinsimės, mėginsime šiaip aptarti jaunystės sampratas, mėginsim pagalvoti, kokie yra tie būdai išgyventi jaunystę, patirti jaunystę ant scenos ir nulipus nuo jos. Kadangi sakiau, kad ne vien pagal pavadinimą teatro šitą laidą sugalvojame daryti, tai iš tiesų reikia paminėti, kad nors jaunimo teatras niekada nebuvo skirtas vien jaunai publikai, visgi jauno žmogaus, jauno kūrėjo, jauno žiūrovo vaidmuo mūsų teatro istorijoje yra labai svarbus. Čia aš galiu paminėti ir režisierę Dalią Tamulevičiūtę ir jos garsųjį jaunųjų aktorių dešimtuką ir režisierių Eimuntą Nekrošių bei jo ankstyvuosius jaunystės darbus. Taip pat, jeigu galvotume apie žiūrovą, tai net yra tokių romantizuotų istorijų, kaip būdavo dar prieš nepriklausomybės laikus. tą dieną, žodžiu, naktį prieš tą dieną, kai parduodami bilietai į premjerą, sakydavo, kad būriai studentų čia rinkdavosi prie teatro ir net visą naktį praleisdavo laukdami to bilietų pardavimo. Jeigu grįžtume į mažiau romantiškus laikus, į dabartinius laikus, tai pamatytume, kad ir dabar daugelio kūrėjų, režisierių, aktorių pirmoji scena yra jaunimo teatre. Akivaizdu, kad su jaunystė reikalų čia turim, bet norisi šitą klausimą kaip nors iš skirtingų kampų pakedenti, pasižiūrėti. Todėl šiandien turiu skirtingus pašnekovus, pristatysiu juos. Tai pirmiausia sveikinuosi su ilgamečiu mūsų teatro aktoriumi Sauliumi Sipaičiu. Labadiena. Su filosofu, filosofijos mokslų daktaru, Vilniaus universitete dirbančiu Jonu Čiurlioniu. Labadiena. Ir su aktorė Paulina Taujanskaitė, kuri šiaip nemažai vaidmenų yra sukūrusi jaunimo teatre, bet tai pilna koja į trupę visai neseniai prisijungė, ar ne? Sveiki. Tai, žinokite, pradėsim nuo tokio labai lengvo judesio, kaip jaunystė ir tinka. Aš nuo sunkių klausimų nepradėsiu šios laidos. Jeigu aš paklausčiau, taip labai trumpai, kas jums yra jaunystė ir paprašyčiau į šitą klausimą atsakyti, kad ir 3 žodžiais ar viena trumpa fraze. Ką pasakytumėt? Gyvenimo geismas. Įkalnė. Kūno ir sielos jaunystė. Iš tiesų, aš tokį patį dalyką padariau dar su 153 žmonėmis. Čia savo kūrybinių ieškojimų vedina ir pagalvojau, kad šitai laidai gal irgi tiks. Ten amžiaus grupė buvo labai plati, nuo 14 iki 70 metų. Ir aišku, matosi, kad jūs čia tokie, matyt, individualistai labai įdomius skirtingus atsakymus pateikėte. Didžioji dalis visada paprašyti įvardyti, kas yra jaunystė, kartojo žodį laisvė. Tai laisvė pasikartojo virš 50 kartų būtinai. Visi kiti terminai, jie yra tokie labai irgi, sakykime, optimistiniai, didžioji dalis jų kelia kažkokį tokį pakylėjimo, džiugesio įspūdį, pavasario, vasaros jausmą, ten kartojasi meilė, energija, sveikata, grožis, juokas, draugai, džiaugsmas, kvailystė. Dar yra įdomu, kad didelė grupė žmonių įvardyja labai skirtingus, absoliučiai nesikartojančius dalykus, tokie kaip šuo, vištiena, močiutė ir dar kas nors, kas rodo, kad iš tiesų tą jaunystę, vadinasi, žmonės išgyvena be galo skirtingai. Bet kartu pasirodo, kad ta jaunystė yra toks, vadinasi, labai turtingas šaltinis, tikriausiai ir kūrybai, ir refleksijai ir taip toliau. Tai čia dėl to šitaip norėjau pradėti. Bet aš ne vien savo mėgėjiškus tyrimus darau, kartais dar kažką ir paskaitau. Bandžiau ruošdamasi laidai ieškoti, kaip ta jaunystė, kur galėtų būti suprantama.
Iš tiesų čia ir prašysiu greitai jau gerbimo Jono Čiurlionio komentaro, kadangi aš kompetencijų daug neturiu. Bet radau tokį vieną straipsnį filosofės Saulenės Pučiliauskaitės ir jie ten, žodžiu, tą jaunystę įsivaizdavo taip, sako, jaunystę įvardyjame kaip subirėjusi pasitikėjimą pasauliu ir kitais žmonėmis. Ten jį darė tokį kelių literatūrinio kūrinių filosofinį tyrimą. Jai pasirodė šitaip, jaunam žmogui pasaulis nėra toks, kaip atrodė anksčiau vaikystėje. Ir kažkaip tas jaunas žmogus užsibrėžia, kad jis pasauliui nori ką nors įrodyti. Ir ji tada tą įrodymą lygina su Wittgensteino matematiniais bandymais. Ir sako, kad jaunystė tampa, žodžiu, pastanga patvirtinti save. Taip patvirtinti save, kad ir kitiems būtų aišku, kad tu iš tiesų egzistuoji. Tik pastebi, kad turėdami omenyje, jog matematinis metodas pralaimi gamtai, tai turime omenyje, kad ir jaunystė pralaimi. Prašysiu pakomentuoti, Jono, kaip čia tokias mintis vertinti ir gal apskritai galėtumėt pateikti, kaip filosofijoje iškyla jaunystė, kokių yra tų skirtingų kontekstų. Tai aš tai irgi neturiu kompetencijų, šiaip tai nežinau. Skambutis draugui galima. Jo, nebent skambutis draugui, Sauleniai turbūt reikėtų paskambinti ir paklausti, ką neturėjo omenyje. Nežinau, filosofija jaunystė arba senatvė, arba kartų kažkokie tai tyrimai, tai praeina labai labai plačiai iš tikrųjų. Ir mes turim atskiras ten kartų teorijas, pavyzdžiui, kokias senovės graikų Hipokrato medicinoje, kur yra tam tikri amžiaus tarpsniai, mes turim filosofinius irgi amžiaus tarpsnius, tai aš nežinau, aš nekalbu apie ten šiuolaikinės literatūrinės filosofijos, kur ten paprasčiausia gražus aprašymai yra, bet tokių filosofinių tyrimų jaunystės yra per kartas, ta prasme kartų tyrimai daugiau, amžiaus grupių tyrimai, amžiaus tarpsnių tyrimai, tai tokių dalykų esti, ne vienas. Ir aišku, kaip aš nuo pat pradžių ir pradėjau, yra kalba apie kūno brandą ir apie sielos, apie proto brandą, ne, kaip du skirtingi dalykai ir vienas su kitu nesutampantis dalykai dažnai. Tai va, tai nežinau, tiek komentarų, ar galima čia taikyti Wittgensteino kažkokius ar matematinius ar kitokius metodus, aš truputį skeptiškas esu, bent jau Wittgensteino matematinių metodų atžvilgių taikymo jaunystės savokai. Tai va, tai nežinau, ką dar norit, kas pridurčiau, pasakysiu, ką nors. Nebūtinai norim, būtinai, kad pridurtumėt. Nenorit, tai tada nereikia. Jeigu jūs nenorit, tai perduosim klausimą kitiem. Ne, čia paprasčiausia sakau, iš filosofinių pozicijų mes galim paimti labai platų spektrą ir čia labai daug kalbėti reiktų, nes vienas autorius apie tai kalba, kitas dar papildo. O jeigu tada toliau, jums tai asmeniškai, kaip vis tiek turite ir filosofijoje savo poziciją, kaip jūs jaunystę reflektuotumėt? Aš nežinau, tai matai, kaip yra mano klasiokas, jis praplyko 18 metų pusę galvos, tai jaunas ar senas, ką žinau, pasakyk, dabar reiškės, kai kurios mano klasiokės jau buvo vos net donos visiškos, būdamas 9 klasėje, tai jaunas ar senas. Ir kita vertus aš sutinku žmonės, kurie tarsi fiziškai atrodo vyresni negu tie jaunuoliai, bet jie daug jaunatviškesni, tai čia reiktų skirti tarp jaunystės, jaunatviškumo ir taip toliau, apsibriežti, apie ką mes kalbam, nes žinai, labai sudėtinga sakyti. Vienas dalykas, mes turim kūną, kuris turi savo biologinį procesą, mes visi ten pereinam kažkokius tai lygas, senėjimo dalykus ir panašiai, o kitas dalykas tai yra ta visa proto, sielos, ta vidinės energijos, jėgos dalykas. Tai tu gali būti, nežinau, sakau, mokykloje besimokydamas senis visiškas ir gali būti visiškai jaunatviškas ir jaunas, būdamas ir 70-92. Gal norėtų kiti reaguoti, kaip su tuo atskirimu kūno? Jo, ir sielas. Atsiprašau. Ne, viskas gerai, ačiū. Aš taip panašiai jaučiu. Bet paskutiniu metu, jeigu aš anksčiau buvau pasinėręs į gyvenimą, dalyvavau, o dabar aš jau pradėjau jį stebėti kaip iš šono. Kaip jau žmogus skris, nori greitai sėsti laivą ir kažkur jis skris. Ir stebiu iš šono, kas vyksta aplinkui. Nors aš jaunystėje irgi mėgdavau taip įsivaizduoti, kad aš atėjęs iš kito amžiaus, einu gatve ir matau šį gyvenimą.
Ir kai taip pradedi gyventi, matyti, taip ir galvoti, tai iš karto tu matai viską kitomis akimis ir tau labai įdomu, kaip žmonės reaguoja, kaip jie vertina, kokios jų akis, kaip jie pasako žodį ir kaip atsispindi tai jų akise. Nu, šiaip tai aš iš esmės labai, tikrai pasakiau gyvenimo geismą, matyt, mano giminiai yra visi tokie. Tiek mano tėvas, tiek mano močiutė ir mano sesuo Aušra Pavilionė. Jie visi tokie, kurie nori pilnai gyventi ir būti jauni. Ir aš, pavyzdžiui, viduj jaučiuosi tikrai jaunas. Nors man dabar kiti paprašo jau pakiša kėdę, kad atsisėsčiau, aš nustembu ir taip toliau, bet vidinis mano supratimas tas jaunystės išlikęs toks pats, koks buvo maždaug 25-29 metų. Bet tai tie visi jausmai ir norai, kurie buvo ten, tik jie dabar šiek tiek pasisuko kitų kampų. Bet viskas liko taip pat. Tai vats. Nežinau, man tai yra labai, labai atskirai kūnas nuo nežinau, kažkaip nesiverčia liežuvis vadinti sielą, bet nuo vaikystės aš nesijaučiau, aš visada jaučiausi labai sena. Nuo mažų dienų. Bet kartu galiu pasakyti, kad esu pavėluoto brendimo ir man 32 metai, aš tik ką atrodo kokie metai, pusantrų, kad aš tarsi įeinu į suaugusio gyvenimą, kas man asocijuojasi su jaunystės pabaiga. Ir kilo mintis, kad kas ta jaunystė ir man iš vidaus atėjo toks sakinys, kad kai nebeturi kieno paprašyti patarimo, mano galva jaunystė baigės, nes visada juk kokia nors situacija atsitikus, galvoju, mamai reikia paskambinti, tėčiui reikia paskambinti. Ir atsitiko gyvenime tokių situacijų, kai tu tėvam paskambinęs, nebegali sulaukti patarimo, nes situacija yra tokia, kad ir jie nežino kaip geriau. Ir tada tu pasijunti toks vienas ir man atrodo, tai ir yra jaunystės pabaiga. Man atrodo, tai labai daug susijęs su aplinkybėmis ištinkančiamis žmogų. Tarkim, nežinau, tau 17 mirė abudu tėvai. Tai tavo jaunystė, matyt, kažkur ten ir baigės. Ne? Nežinau. Gal kažkas nori aš tai pritariu. Iš tikrųjų, aš manau, kad žmonės yra linkę užsiciklinti tam tikrose perioduose gyvenimo. Ir čia ne tik Freudo dalykas. Aš turiu omeny, kad ne tik kažkokios tai fazės, bet tam tikri sukrečiantys įvykiai laisvai gali paveikti. Nors vieni užsiciklina kažkokiai paauglystė ir jie iki senatvės ten lieka paaugliais, kiti vaikystėje kaip tik ir taip toliau. Tai šitie tam tikri tokie amžiaus tarpsniai gali būti psichologiškai užsiciklinę žmoguje. Jo. Tai aš manau, kad čia puikus pastebėjimas. O aš dar galiu pridurti, kad mano ankstyvoje jaunystėje, paauglystėje, tai buvo tas laikas, kai žmonės bijojo garsiai kalbėti gatvėje. 48 metai, 53 Stalinas mirė. Ir mes visi kontroliavom save. Mes visi buvom įsitempę. Ir aš gerai prisimenu, kai Stalinas mirė 53 metais kovo mėnesį Kauno prospekte, žmonės buvo tiek uzombuoti, kad ten tas galvažudys Stalinas ėjo ir verkė, kad jis mirė. O aš tai atsimenu, atėjau į mokyklą, 7-metę, ir tas Stalinas mirė. Ir tas džiugus jausmas visų. Amerikonai ateis. Tas džiugus jausmas. Mačiau daug, ir kalbėjau su partizanais, tėvas, kai grįžo iš lagerio, tai grįžtantį partizanai pro Kauną vis laik užsukdavo. Tai jie visi irgi laukia Amerikonų. Kiek partizanams metų būdavo maždaug? Tiems, kurie pas jūs užsukdavo? Įvairaus amžiaus. 17, 18. Ar jie buvo nuo kariuomenės jauni? Bėgo mokytojai,
kaip sako, Ar jie buvo jauni, kaip pas jūs užsukdavo? ne, tai jie buvo amžiuje, ta prasme. Tai, 17, tai, bet amžiai. tai buvo 55 metai. Tai vat. Tai jeigu jis pradėjo kariauti 18 amžių, tai kiek praėjo, tai netaip jau ir daug. Ne, bet aš klausiu apie tą psichologinę brandą. Mes kalbam Ai. apie jaunystę. Tai ar jūs tuos žmonės, kurie kalbėdavot jūs su jais, jūs juos pavadintumėt jaunais, jaunuoliais? Jie tokį įspūdį sudarė? Negaliu atsakyti šitą klausimą, nes aš nejutau šito ir ne apie tai galvojau. Tiesiog paprasčiausiai kalbėdavau, prisimindavau apie savo tos miškus ir apie tai, kad jie visi laukė. Laukimas buvo. Taip. Jeigu trupučiuk... Revoliucija dar, aš Maskvoje tėvas, jis imperatoriškoje dailės akademijoje mokėsi ir jam reikėjo gauti jau tik atestatą tą baigimo ir jis atėjo šitą į tą akademiją, visi buvo įsilakstę, revoliucija buvo prasidėjus. Tai ten matė daug tokių visų dalykų. Ir močiutės dienoraštį skaičiau, naktis taiga beldžia. Tai slėpti pirmiausia maistą buvo kambariuose, kad neturėt maisto per daug. Ir kad eina ginkluoti kareiviai, matrosai visokiausi, vaikšto. O dar prisimenu, kai mes 48 metais su Kauno teatru gastrolėse aš važiavau, man buvo 8 metai, Jurbarką į gastrolės ir vaidino Tartiufą ir mūsų nakvindino Grybo dvare. Ir naktį privažiuoja Studebekris su kareiviais ir mokytojas šaukia. Jie atvažiavo išvežti, slėpkite vaikus. Štai iš tiesų pasakoja Saulius Sipaitis apie tokias labai skaudžias patirtis. Ir jeigu mes dabar taip staiga sugrįžtume į šitą laiką, kuris yra, dabar yra tokių įdomių dalykų. Štai, kad ir neseniai sociologė gynė disertaciją Milda Pivoriūtė ir ten jie kalbėjo apie jaunystę. Esmė, aš žinoma tos disertacijos neskaičiau, bet kiek šiek tiek domėjausi apie ką tyrimas buvo, ji kažkaip koncentravosi į labai jaunų žmonių ketvirčio amžiaus krizės patirtis. Kai kalbame apie istorijas, kurias mini Saulius Sipaitis, ten krizės savoka labai aiški. Visgi, reflektuodami esamąjį laiką, kažkaip vis užkliūname už to, kad dabar kažkodėl, va čia galėsim padiskutuoti, ar taip yra iš tiesų, ar čia tik įspūdis, kaip kam atrodo. Atrodo, kad jauni žmonės dabar irgi kažką labai tokio išgyvena. Tarsi, kai kalbėta apie tą tyrimą, buvo šitaip, kad jiems yra labai sunku atrasti save, tapti sėkmingais, finansiškai nepriklausomais ir jie labai išgyvena tai, kad nesuvokia, kaip visam šitam sukūryje dar patirti jaunystę. Tai čia prašysiu visų reakcijos apskritai į šitą problemą, ar tai yra problema ir kas per vaidmuo to bandymo patirti jaunystę visų tų kitų klausimų kontekste. Man tai nebuvo problemos. Aš kai visą laiką, kai mokiausi, žinojau, ko aš norėsiu ir ko sieksiu. Ir kai buvo ta sovietinė aplinka, mes visi buvom savikontrolėje, tai mes neturėjom laiko susimastyti apie tai gyvenimo prasmę ir taip toliau. Aš tik žinojau, kad aš noriu įsigyti kažkokią specialybę, kuri man patinka ir aš joje būsiu, o kaip ten toliau bus, ar aš gyvensiu, ar mirsiu, nes visi tuo laiku buvo ant ribos. Tai buvo, toks pasaulis dėl išgyvenimo, dėl daiktų, o susimastymas apie save, apie įprasminimą tuo laiku nebuvo. Buvo prasmė išgyventi, išlikti ir kažkaip tai laikytis. Aš niekad neužmiršiu, kai per naktį stovėdavau prie parduotuvės, kad miltų gauti, cukraus. Mes stovėdavom eilėj, kol iš ryto atsidarys krautuvė. Tai tokia buitis buvo užgožusi. Aišku, kad buvo kitaip. Šiaip Jonas Čiurlionis, tikriausiai dirbate su studentais, ar ne? Ar nežinau, dirbat. Ką jūs matote šitoj kartoj? Ar reikia čia svarstyti apie šitus ketvirčio krizės klausimus? Tai paskui jie su manim nedraugaus, jeigu aš teisybę pasakysiu. Aš matau, kad ateina labai jautrus kartos.
Vienas dalykas, tai labai jautrus žmonės ir labai ciniški žmonės tuo pat metu. Labai pagėžingi žmonės ir arogantiški, puikybės pilni žmonės. Ir aš manau, kad jie pergyvena krizės, asmeninės krizės, tai yra visiškai natūralu. Bet jeigu pasižiūrėjus į žmoniją, kas jų nepergyvena, ne? Tai sudaužytos širdys, įsimylėjimai, ten reiškia artimųjų mirtis ir taip toliau eina per amžius. Tai čia nieko naujo, klausimas yra tik tai, kaip tu sugebi reaguoti. Tai va štai kaip kolega mielai sako, tai buvo išgyvenimo kartos, tai reiškia rough, tokie tvirti žmonės, kurie, reiškia, galėjo atstovėti. Dabar, kai yra susidurima jaunimo tarpe su krizėmis, kurie nėra patyrę išgyvenimo kažkokių tai sunkių sąlygų, apskritai, nedaug kas, nes mes gyvenam gerbųjų laikotarpį, ne, iPhone'ai, ten telefonai, mašinos ir bla bla bla, atostogos Turkijoje. Tai šiuo atveju aš manau, kad tas nesusidūrimas su sunkiomis sąlygomis, aišku, jie padaro vienas dalykas žmonės iš jautrius ir emociškai, psichologiškai jautrus, antras dalykas, aišku, nesugebančius taip adaptuotis ir duoti pakankamą atsako tam gyvenimui, kuris taip paspaudžia truputį. Tai aš manau, kad ta dabartinė karta, gerbūvio karta, jinai didelė dalimi yra tokia silpnesnė, jeigu reikėtų pastatyti štai su tais partizanais 17-mečiais kartu. Ne? Tai aš nesakau, kiekvienas žmogus yra individualus, kiekvienas turi individualią patirtį, kiekvienas yra perėjęs per daug savo individualių dalykų ir nesvarbu, jam 23 gali būti ar 20 metų ar studentas. Ne? Bet toks bendras vertinimas, tai ką aš pastebiu ir tos dvi krizės, štai Ukrainos karo krizė ir pandemijos krizė, aš manau labai daug iš jaunų žmonių, kurie mokėsi dar paskutinėse mokyklos klasėse mokykloje, stojo į universitetus, paveikė labai stipriai šiuo atveju. Tai aš to jautrumo, nesupeikčiau iš principo, tik tai aš manau, kad labai svarbu išsiugdyti aparatą, kaip sugebėti tinkamai tai reaguoti, kaip sugebėti tinkamai psichologiškai pasiruošti ir spręsti tas problemas. O kaip čia reiktų išsiugdyti, čia labai sunkus dalykas, sunkus procesas. Kas atsakingas už tai, kad tas aparatas būtų išugdytas, nes niuansai. Kiekvienas žmogus, bet pirmas dalykas, tai Seneką paskaityti galima, ten jau visi tokie dalykai ir keliai aptarti, tai padės šiek tiek pasimokyti stoiško reagavimo į vairiausius gyvenimo vingius. Jo tik tai aš jiems pavydžiu, ta prasme, gerąja prasme, kad jie jau yra laisvi žmonės iš esmės. Jie galbūt dvasiniai yra nestiprus, nes yra gyvenę toj laisvoj terpėj ir, taip sakant, galbūt neturėjo šeimoje griežtų rėmų, kokio muštro ir taip toliau. Jie savo terpėj plaukioja, bet jie vis tiek gyvena laisvėje, laisvoj aplinkoj. Nėra šito rusiško baisaus yra to brutalumo. Man atrodo, esminis dalykas, kuris ryškėja kaip skirtumas, tai yra tas žodis išgyvenimo. Nes būtent man irgi viduje pajuntu tokį impulsą, kad aš mačiau daug žmonių gyvų, kurie dirba, keikia, kad dirba, plauna, keikia, kad plauna, turi vaikų, keikias, kad per daug. Ir man išgyvenimas pats turi mažiau vertės, ta prasme, aš neturiu instinkto žūtbūt išgyventi, neturiu instinkto, kad aš gyvensiu kažką išdavęs, bet buvo tokie laikai, aš neišduosiu ir geriau mirsiu. Aš neturiu to, aš mačiau daug išgyvenusių, ilgai nelaimingų žmonių ir aš nesuprantu to vertės. Koks skirtumas, kad tu ilgai, tu išgyvenai, tu nelaimingai gyvenai 100 metų, tai ką? Tai aš taip nenoriu. Tai štai neseniai sužinojau tokį dalyką, knygutę tokią, nes savo lentynoje atradau, kaip tik daviau mūsų režisieriui, su kuriuo dirbom. Kiekvienas mes turim savo, kaip Aladinas, džiną. Ir jeigu to pradėsi viduj pageidauti, jeigu tau bus liūdna ir tu liūdėsi ir kažkokio tai nori tave, jis tau pradės pildyti šitą. Ir jeigu tu pradėsi teigiamai mąstyti visą laiką, tai jis tau padės, jis tau kaip tik dadės, tau nieko nereikės daryti, tu kaip tik pradėsi eisi į tą šviesumą,
Ir aš, kai šitą sužinojau, nes aš iš esmės irgi labai mėgstu anksti prabūdęs ir pamastyti apie gyvenimo prasme, ir tu supranti, kad tos prasmės gyvenime nėra, kad yra gamta taip sukūrusi, kad visą laiką tu esi priverstas, kad tu turėtum pratęsti gyvybę, tu esi užsisukęs ant šito, bet tu vis tiek tai tu nori save įprasminti ir stengiasi kažką daryti, tai tu viską randi savo darbe. Ir man labai šitas džinas padėjo, aš dabar kažkaip labai teigiamai galvoju. Na, paprastas dalykas buvo, primityvus, gal važiuoju prie televizijos ir mašinos stovi nėra vietos. Aš važiuoju ir sakau, žinau, man yra vieta. Akurat privažiuoju vienintelė vieta ir pastačiau mašiną. Juokinga. Jūs tada taip kaip nors apie karą, ką nors gero pagalvokit, jeigu jums taip pildosi. Apie karą? Apie karą galiu pasakyti, esu sužeistas. Buvau vaikas ir mūsų mama leido prie klinikų, mes vaikščiam su draugu visur. Ir ten prie 8 forto stovi artilerijos pabūklai, kariai visi rikiavę, taip atsirėmė tos lafetus. Ir jie kažkodėl visi žiūri į mus ir taip gražiai šypsosi, mes su draugu, mes tik su kelnaitėm nogi. Čia autobusas toks stovi gražus ir eina vokietis pro šalį, aš koją pištiesęs ir man didžiojo piršto užlipo sukaustytų batų. Tai jis mane nuvedė į autobusą, užklijavo pirštą pleisturą ir davė šokolado plytelę. Bet štai, kai kalbam apie tokius dalykus ir tada grįžtam į šiuos laikus, tada sakom, kad štai dabar toks jautrus jaunimas tiesiog nepatyrė gyvenimo sunkumų. Tai kažkaip peršasi tokia, gal irgi ne visai teisinga išvada, kad reikia vien tokių atšiaurių sąlygų, kad atsirastų to gyvenimo džiaugsmo savaime iš kitų šaltinių. Tai ar reikia tokią išvadą čia daryti? Nes šiek tiek mūsų pokalbis į tai krypsta. Šiuolaikiniai žmonės kažkaip gal ir bereikalo verkia. Mes tai buvom vergai. Mes džiaugdavomės, jeigu gaudavom skutimosi peiliuko, deficitas buvo. Tu gaudavai šitą, mes vadindavom teatre pajoką. Ir aš įsivaizduoju, kai eidavom į tas spec šitas parduotuvės ir gaudavai. Ir aš neždavausi ir aš jausdavosi pažemintas. Manyje buvo šitas už tai, kad aš džiaugiausi, dantų pastos nebūdavo. Aš džiaugiausi, kad galų gale gavau dantų pastą. Tokių visokių nesąmonių buvo ir mes žirnelių šitų konservuotų, toj pajokoj vadinamoj. Mes buvome vergai ir džiaugdavomės tuo, kad mums suteikdavo tą kąsnį, kad mes išgyventume. Tai vat. Ir šitie vergai užaugino mano tėvus. Tai aš tam tikrų, man atrodo, jeigu jūs augate nelaisvėje, būdamas nelaisvas ir turėdamas tą kažkokių daiktų deficitą, tai mūsų karta, mūsų tėvų karta, kur yra jūsų užauginta, jai su psichologija nebuvo gerai ir mano kartos vaikai visi beveik yra užaugę tiesiog alkoholio liūne. Tai mes esam šito paveikti. Mat, kaip pasakyti. Aš niekada, pavyzdžiui, eidavot su kokiu tėčiu, buvot miške, pavyzdžiui, su tėvais savo. Arba ką nors dirbdavot kažką kartu. Kažką veikdavot kartu jo. Mes buvom aš teatro žmogus buvau, gyvenau šitam Kaune, o į mišką eidavau tik tai pasivaikščiot. Į Kleboniškių mišką eidavau, atsimenu, su mama einama, tėvas eina prieki ir dainuoja Tiritomba itališką dainą. Ką noriu pasakyti, kad neteina be pėdsako. Noriu pasakyti, kad jūsų kartos traumos šito nepritekliaus, jos yra many. Dar jei truputį grįžtume prie temos, Paulina čia užsiminė, kad štai tėvų traumos manyje. Gal, Jonai Čiurlionį, galėtumėte reaguoti, ar reikia taip absoliutinti? Tai gal tik vienas iš požiūrių. Ne, aš nelabai išmanau apie tai, tiesą pasakius. Tai ką aš noriu pridurti galbūt prie šito mūsų pokalbio, tai dėl laisvės koncepto apskritai. Tai aš noriu pasakyti vieną dalyką, turbūt, kad valstybingumas, valstybės laisvė yra tik tai vienas iš aspektų, bet tu gali gyventi laisvoje Lietuvoje ir būti visiškas vergas.
Ir ta vergystė, jinai priklauso nuo labai daugelio dalykų. Jinai gali tave įverginti darbas, tave gali įverginti pinigai, tave gali įverginti malonumai, tave gali įverginti labai daugelis įvairiausių dalykų. Tai tasai žmogaus laisvės konceptas, jisai nėra toks savaime paprastas. Ir daugelis žmonių, apskritai didžioji dalis, yra kažkokio tai vieno ar kito aspekto vergai. Tai va, bet dabar kalbant apie tėvų traumas ir, reiškia, persidavimą vaikams, aš nelabai išmanau ten genetikos ir tai, ką vaikai, bet jeigu vaikai paveldi kažką tai iš tėvų, tai matomai tai persiduoda. Ir šiuo atveju aš manau, kad psichologinis ryšys tiek fizinis, fiziologinis ryšys yra tam tikras. Tai manau, kad Paulina šiuo atveju teisi. Taškas. Dar dabar iš kitos operos. Kadangi turim pokalbėje 2 aktorius, papasakokite situacijas, nežinau, jeigu teko tokių patirti, kai reikia vaidinti jaunystę. Ką jums tai reikštų, ar buvo tokių praktikų? Man tai nebuvo jokios problemos. Aš Tamulevičiūtės praktikos darbė, kai jinai buvo 3 kurse Maskvoje, atvažiavo ir statė spektaklį, aš ten vaidinau pagrindinį vaidmenį. Tai aš buvau toks, koks esu. Ir viskas, kas tenai buvo sakoma, tai buvo mano, energingas ir taip toliau. Labai buvo viskas paprasta. Tik tiek, kad apie tėvą kalbant, tai man tai buvo, aš mokiausi 3 metus muzikos fortepijono pas Rimą Geniušą. Ir kai tėvą išvežė, tuo metu visus menininkus važiavo daug kas į Vilnių. Ir gavau aš tokį moteriškę, atsiprašau, senmergę, kuri tėvo nėra, mama gastrolėse, aš vienas mokausi, nepasimokau kaip reikiant, ateinu ir jinai man muša per nagus kramto, susinervavusi. O tėvas išeidamas, kai išvežė, rusai išvedinėjo, atsisuko į mane: Sauliau, jeigu gali, nemesk muzikos. Ir 55 metais aš grįžtu iš mokyklos, atsidaro durys ir tėvas stovi. Ir tie žodžiai: nemesk muzikos. Aš apsikabinau ir verkiu. Bet aš jau buvau metęs. Dėl to, kad aš negalėjau, aš buvau su Geniušu, jis būdavo kaip tėvas. Aš ateidavau pas jį namus prie Zadavykų gatvį, atsidarydavau, jisai sėdėdavo ir aš nejusdavau jokio tokio kažkokio mokytojo ir mokinio santykio. Tai va, tai... Reikėjo duoti tai mokytojai atgal. Jo, tai dėja, aš buvau labai nedrasus ir tu matyt užspaustas. Nes net Jablonskio mokykloje buvo muzikos prie funikulieriaus. Grojau fortepijonu, bet aš eidavau į namus pas Geniušą, o atsirado solfedžio jau pamokos. Tėvas atvedė mane prie durų ir skubėjo į teatrą, sako: eik į vidų, ten yra klasė į solfedžio pamokas. Tai aš neišdrįsau. Aš kokias 2 savaitės ateidavau prie durų, stovėdavau ir neidavau, kol tėvas sužinojo, kažkaip pasakė. Ir aš tada jau... Aš buvau, ta prasme, labai, ar mane tie autoritetai visi kaip pasakymai, kad tą reikia, ir to, ir siekti, ir taip, ir anaip. Dar jeigu grįžtume prie tų vaidmenų, Paulina, ar yra tekę, arba šiaip gal prisimeni kažkokį tai spektaklį, kur toks labai apie jaunystę ir kaip tu jį išgyvenai? Ne spektaklis, su spektakliais truputį yra lengviau, bet pavyzdžiui, kai kine tenka apsimesti jaunesnė negu esi, nežinau, man yra beprotiškai sudėtinga, bet aš manau, tai čia šituo konkrečiu atveju yra absoliučiai susijęs su lytim, nes tiesiog tu turi būti graži ir, vyram nereikia būti labai gražiam, moteris turi būti graži ir tas jaunumas dažnai ypač kine asocijuojas su raukšlėm ir ten su dar kažkuo. Ir yra labai sunku, kai tau vis deda grimą, kad tu tik kaip nors šviežiau atrodytum. Man vienas tokių psichologiškai traumuojančių gal labiau dalykų, vat irgi, ją sutraumavo vaidmuo, mūsų silpnos kartos bruožas. Jo, kai karo nepatiri, gali ir tokie dalykai gal straumuoti.
Tai čia gal labiau net, sakau, tas gal grožio kultas moters. Gal apskritai moteriams sunkiau senti negu Sunkiau, vyrams? man atrodo, nes tai vis dėlto, aš suprantu, kad dabar yra kiti laikai ir galbūt tai, ką pasakysiu, nepatiks būtent mano kartos daugybei žmonių, bet nu moters valiuta, aš tą jaučiu savo kūnu, yra grožis. Taip yra. Bet sakai, kad teatre truputį kitaip. Taip, teatre yra atstumas. Tu gali daugiau kažkaip... Scena toliau, ar ne? Scena toliau, tu kažką daugiau gali sukurti savo plastiką, eleganciją, siluetų. O kai prie tavęs per 20 cm kamerą, tai jau sunku kažką ten virš tos kojelę paslėpti. Aš tik galiu pasakyti, kad tu dirbi teatre savo darbą, tu eini kiekvieną kartą kaip į šventę. Tai yra didžiausias dalykas pasaulyje, mums, kurie mes dirbame, tai, ką mes norime. Ir tai suteikia energiją, jokių kliučių nėra. Apie tą jaunystę, tu eini į tą darbą ir dirbi, netgi ir garsinime, ir kur televizijoje, kur bebūtų, tu dirbi tai, kas tau prie dūšios. Aš išgirstu žmonės kaip jengi, oi, dar 10 metų iki pensijos. Man šito nėra. Ir nebuvo, ir aš esu laimingas. Ta prasme. Galiu pasakyti ketureilį. Einu gatve, atsitupė staiga uodas. Taip seniai jų mačiau. Uodas ant mano rankos. Kelias veda į nešinę. Aš geriu saulę. Jis kraują. Taip gražiai su įkvėpimu apie teatrą. Jonai Čiurlionė, ar galima į universitetą taip eiti kaip į šventę? Gal nebūtinai čia jauniems visiems reikia jaustis, bet įvardėjom tokius dalykus kaip kažkokį gyvybės pojūtį, gyvasties pojūtį. Ar akademijoje jaučiasi tokių kampų jaunystė? Aš manau, kad bet kuris darbas, kuris teikia malonumą ir tu mėgsti, myli savo darbą, tu eini kaip į šventę. Tai nesvarbu, netgi gatvių šluoti tu gali eiti kaip į šventę. Tai universitetas šiuo atveju, man patinka pedagoginis darbas, aš nežinau, ar visiems kolegoms patinka, tai šiuo atveju, jo, man malonu eiti į darbą, ypatingai ankstyvais rugsėjo rytais. Ar priimat laisvus klausytojus? Norit ateiti pas mane į paskaitas? Taip. Dabar semestras baigėsi, bet nuo rudens prašom. Taip, noriu. Jo. Nuo pavasario geriau. Gerai. Viskas. Tai susitarėm jau, kas kieno paskaitas lankys. Pabaigai vėl trumpas klausimas, nes aš, kai prisimenat, pradžioj pasakojau, kad 153 žmonėm uždaviau klausimą apie jaunystę, ten dar kitų buvo, aš prašiau įvardyti muzikinį kūrinį, kuris yra jaunystė. Jaunystės? Taip, kuris pirmą šauna į galvą, objektyviai niekada Kaip neišėsiu. man jaunystės neminėt su bičiuliu senu, kaip neliūdėt, nesilgėt prabėgusių dienų. Už mūsų jaunas dienelės pakelkime taures, žvaliau išgerkime, brolau, už jaunas dienelės. Aš pirmą kartą išgirdau tą melodiją per Vaterlo tiltą. Filmą trofėjinį. Žvaigždės kartais krenta, priešas tau ištiesia ranką. Foje Andrius Pamontovas, amžinai dėkinga. Ja, aš tai nemoku dainuoti. Forever Young. Forever young, Tas I turim wanna grupę, kuri be. garsina. Puiku. Iš tiesų buvo šitas variantas. Tai ačiū už įvairiausias mintis, už prisiminimus, už dainas netgi ir už eilės. Labai smagu, kad šiandien buvote kartu. Antraktą dabar baigsim. Atsisveikinu su klausytojais ir kviečiu ateiti pamatyti dar tų spektaklių, kurių liko sezone. Jau visai nedaug. Iki. Čiau. Antraktas. Valstybinio jaunimo teatro tinklalaidė.